aš tą patiriu kaip tokį skubėjimą kažkokį skubėjimą ir to laiko, tarsi tokiam kokybiškam laikui su savim poilsiui nėra, jo yra, bet kažkoks tai sustabdo skubėjimas į kitas veiklas, į tai, ką reikia padaryti. Čia aišku, žinai, kyla man iškart smalsumas, žinai, to vidinio skubraus balso, kaip ten jam, ko jam ten reikia galbūt, bet tuo pačiu aš taip apie save galvoju, aš irgi atpažįstu tą, nes kažkur jau nespėjau, žinai, neaišku kur, bet jau liktai toks būna vidinis įspūdis, kad liktai nespėjau. Ir aš kažkaip visai savo pamačiau, pastebėjau, kad kai aš ilgiau atsitraukiau į kažkokias atostogas, tokį metinį ritualą kažkokį ar savaitgalį ilgesnį, lėtesnį, tai tas liktai lėtumas, jis biškai jis truputį tą reikia sušvelnina, toks man įspūdis. Bet tam tikrai, prireikia kažkokio ilgesnio, lėtesnio laiko, taip truputį. Ir aš taip jo irgi būna net įdomu stebėti vidų, žinai, kaip ten sukyla visi tie reikia, čia nespėjai, žinai, ten sąrašas kažkoks tai reikalavimo, taip toliau. Ir po to kažkaip žiūriu jau antrą dieną, jeigu galiu daugiau leisti kažkokias atostogas, tada jau truputį pradeda žiūriu rimtai, jau liktais mažiau taip reikalauja iš manęs. Bet toks truputį atvažiuoju jau su mažesniais gal tais reikalavimus kažkaip. Tai aš savo tai pastebėjau netgi paprastai, kad visai taip laiko, tokio ilgesnio, lėtesnio laiko, tarsi reikia, kad jisai ten aprimtų viduje tas balsas, kažkoks, žinai. Jo. Tai tu reiškia kažkaip tai išgirsti, žodžiu, bet neįpuoli į tą kaip kada, būnu ir įpuolu, žinai, būnu jau toks jau pradedu visas irgi skubėti, jau net taip fiziškai, žinai, kažkur tai po to taip kartais pavyksta susistabdyti, palauk, kur aš čia skubu, žinai. Ar čia realiai, kažkur aš vėluoju? Dažniausiai ne, iš tikrųjų, netgi ne, žinai, kaip ir. Okei. Tada kažkaip tai pabandau palėtinti save truputėlį, ir tą balsą aprimdyti, kuris ten tokio daug nerimo kažkaip yra. Tokio daug nerimo. Kažkoks nepasitenkinimas, noras pakeisti kažką, tai žinai, tokio, dar taip tiksliai nesu užčiuopęs, bet... Jo, bet čia ir įdomu, žinai, vis tiek yra kažkokia motyvacija už to nerimo ir už to noro skubėti kažkur, tai vis kažkur nespėti, žinai, tarsi kažkokia tai stoti, žinai, atbėgi per lemą, jau pravažiavo, vėl į kitą, vėl pravažiavo. Ir galvoju, taip su tavim kalbėdamas irgi, koks čia yra, kokia čia ta motyvacija galėtų būti, taip nuolat būti tokiam, nespėju, vis reikia, vis skubu kažkur tai. Aišku, man iš karto ateina kontekstas visas laukas, žinai, nori, nenori, kur mes gyvenam. Čia jau ne vienas, aišku, pastebėjęs, jau ir filosofas, bet čia nereikia ir filosofų būti, kad tą tokią skubą kažkaip tai matytum, bent jau miestietiškam gyvenime, man tai labai jaučiasi tas toks, kaip tu, žinai, minėjai, kad pabuvai tam kažkur kaime atsitraukęs truputį gamtoj, tai tarsi vienoks laikas, grįžai į miestą ir vėl toks kažkoks, man atrodo, tas fonas toks irgi aplinkui, nenoriu aš atiduoti visos atsakomybės dabar, kad čia miestas kaltas tam ar kažkas kaltas, bet man atrodo, kad čia neišvengiamai tas veikia mus, tas toks kažkoks reikalaujantis lygtai aplinkos tonas savotiškai, taip žinai, kaip mes gyvenam, kokiu laikmečiu gyvenam, kad mes tokiu greitų laikmečių gyvenam. Skubos laikais tokiais. Ir kažkaip tai nori, nenori, žinai, tai persijimi tuo, kažkaip tai. Tam nelengva atsispirt, man atrodo. Tai čia man viena dalis tokia atrodo, kad gal ir laukas tas kontekstas gali veikti. Aš sutikčiau, žinok, su tavim ir galvoju, netgi turbūt
poreikiai to lauko į mus, nu tai, pavyzdžiui, žinai, taip atsiremi į savo patirtį ir galvoju, nu, jau nuo pat ryto, žinai, nuo ankstyvo ryto prasideda kitų poreikiai, nu ir svarbus. Pavyzdžiui, atsikeli ryte, vaikas į darželį, ten nustatytas valandas, kai kada atvažiuosi, gausi pusrytį, jeigu nespėsi, gerai namie tada teks daryti. Jo, tada kitas laikas yra darbo laikas. Vėlgi aš turiu suspėti patenkinti vaiko poreikį, nu kaip, čia gal net ne vaiko poreikis, bet tiesiog, kad kažkur vaikas būtų saugiai ir būtų pavalgęs, nu tai čia kaip ir vaiko poreikis. Tai greit ir ten iššūkių yra daug susitarti, aptarti, nes ten irgi žmogus su savo norais ir su savo matymu. Tai jau nuo pačio ryto toksai atrodo skubėjimas yra. Įsisukimas į skubą ir į kitų poreikius. Paskui darbe yra irgi daug apie kitų žmonių poreikius. Po darbo vėl vaikai, vėl šeima. Ir aš tai pastebėjau, kad tik tai jau, kai vaikas užmiega, žinai, o tada yra kažkaip valanda, taip, 1-2, norėtųsi dar daugiau, bet tada labai vėlai nueini miegoti ir tada ryte atsikeli su dar mažesnė energija. Ir taip, rytas po ryto vis mažiau, o vakarais tai norisi turėti tokio laiko savo, pasirūpinimo savim. Bet čia vėl sugrįžtam prie to, apie ką prieš tai kalbėjom, kad tas pasirūpinimas savim irgi yra įgūdis. Nes taip norisi į tą ekraną tiesiog sulysti ir kažkaip meluoti savo, kad, taip aš pailsėsiu. Nors nieko ten, jokio ten poilsio nėra. Taip, o išlendi, dažniausiai bent jau aš išlendu iš to ekranų dar labiau pavargęs, toks kažkoks vėlės, toks apdujęs, netgi sakyčiau, toks smegenis rūku apsitraukia, ypač po ilgesnio naudojimo. Tai grįžtant į tai, apie ką kalbėjom, apie tą erdvės tokį sukūrimą, žinai, tiesiog susikūrimą, gal taip reikėtų sakyti, susikūrimą savo erdvės poilsiui, net ir turint, žinai, kokią valandą arba pietų laiko, arba pusvalandį pertraukos, kas atrodo, tai čia pusvalandis, čia dar reikia žmonai atrašyti, čia dar kažką, reikia su draugais susirašinėti kažką, tai pasitart su giminaičiais ir taip toliau. Ir kaip tą pusvalandį ar valandą taip kokybiškai savo poilsiui pasiimti. Jo, aš tai netgi taip kalbėčiau gal net apie kažkokį tokį, ritualą, žinai, ritualo susikūrimą, kažkokį poilsio ritualą. Kasdienio ritualo, tada kažkokio kasmetinio, tai atostogas dažniausiai, kasmetinis ritualas, bet kasdienoje, kas gali būti tas kažkoks tai įvedantis į poilsį veiksmas. Ir čia kiekvienam labai skirtingai galvoju. Žinai, man tai prieš miegą dažnai būna toks jau tikrai, kur aš stengiuosi nepamesti, kartais pametu, bet tada stengiuosi sugrįžti. Tai mano atveju ten, sakykime, peržvalga tokia dienos malda, žinai, čia ne kiekvienam galbūt, kas su tikėjimu nedraugauja ar mažiau draugauja, bet peržvalga dienos tiesiog tokia refleksija, man patinka pasižiūrėti, kaip šiandien aš iš vis praleidau, žinai, truputį, kas man įsiminė, kokie tie dienos įspūdžiai kažkokie. Ir tada aš dar dabar paskutiniam savaitėm, tai tokį savo nusistatau truputį, kas rytoj manęs laukia, kaip aš noriu rytojų žengti. Bet taip, realistiškai, ne kažkaip pompastiškai, žinai, bet koks tas rytojus čia gali būti. Ir tokia tada truputį tokia pauzė, gaunasi pauzė tame visame skuboje toje, kurią mes čia kalbėjom, kad pasižiūrėt, kaip aš čia keliauju, kur toliau noriu keliauti. Kaip apskritai čia man gyvenasi, žinai, kaip čia šiandien nusigyvena man tą dieną. Tai man kažkaip šitas kol kas, aš nežinau, kiek ilgai man tas čia tęsis, bet kažkaip kol kas visai veikia šitas.
Žiūrėk, aš tau noriu paoponuoti, taip, iš tokio šiek tiek pavargusio, pikto žmogaus pozicijos, bet su noru taip padiskutuoti su tavim. Aš tikiu ir dažniausiai tikiu tais įvairiais metodais, žinai, kurie veikia ir turbūt veikia. Bet mano tas noras paoponuoti ateina iš to, kad kaip čia dabar taip aiškiai sudėlioti. Ot kaip prieš tai kalbėjom, apie tą kažkokią motivaciją skubėti. Tiesiog kažkokį nerimą, motivaciją, nežinau, jėgą, trauką, tiesiog skubėti. Tokį, gal netgi, dažnai klientai sako, čia mano įprotis toksai. Turbūt kažkur vidury tarp visų šitų sąvokų būtų tai, ką noriu pasakyti. Bet ką aš tikrųjų noriu pasakyti, kad aš negaliu, žinai, tiesiog paimti to išjungti, kaip mygtuku kažkur išjungti, dabar mano ritualas poilsiui. Pašaržavai čia. Pašaržavau jau. Iš to pykčio, kurį taip deklaravau jau tau, žinai. Nes aš tokioje vietoje ir esu, žinai, kur norisi ne tas žodis, tiesiog taip gaunasi kažkaip tai. Taip esu įkritęs į tokį skubėjimą ir net kai aš bandau, žinai, pasimti to ritualo, tokio pailsėjimo, kaip čia pasakyti, žinai, automobilis sustoja, bet koja ant pedalo ir apsukos išlaikomos aukštos. Nėra, kad aš išjungiu variklį, išlipu, žinai, variklis aušta, po truputį, žinai, kažkaip tai. Ne, yra gerai, vėlgi, tas metodas veikia kaip gerai, dabar reikia sustoti. Dar vienas reikia tada gaunasi. Taip. Už 100 reikia. Taip, dar vienas reikia sustoti, bet aš pirmą bėgį įkalęs ir laukiu, kada jau tas laikas pasibaigs ir atleisiu sankabą ir bum. Žinai, toks visas ant įtampos ir toliau nuvarysiu. Tai va čia man tas oponavimas tam metodui, žinai, ir su vidinė parengtim. tą metodą priimti arba tą metodą priimti kaip rūpestį savo, ne kaip dar vieną reikia. Taip, nes jeigu tai dar vienas reikia, tai jo, man taip neskaniai, pačiam nuskambėtų tas toks, kad nenori, žinai, jau man užtenka tų reikia. Bet tada man tada visai smalsu išgirsti tą skubą, kaip čia, skubėt norinčią dalį, ar, truputį tą, žinai, atverti. Gal čia būtų tas pirminis žingsnis truputį. Išgirsti, o kas ten yra, žinai, kaip ten, kas ten taip skubina. Kas, kur? Jo. Iš kur, kaip, truputėlį praverti tą, daugiau įsisąmoninti. Nes taip, man atrodo, dažnai, tiesiog tai vyksta automatu. Skuba, ar ten, žinai, iš klientų, tai tiesiog, taip, aš gyvenu. Ir tada man smalsu, žinai, kaip čia taip gaunas, kad taip gyveni, iš kur čia, ar visada taip skubėjai, ar, pamatyti truputį, ar iš tikrųjų yra tos aplinkybės, kaip tu sakai, žinai, atsibundi nuo ryto, dukra jau iškart, tai tiesiog tokios aplinkybės irgi, toks laukas toks yra, kad nėra tiek daug erdvės sulėtėti kažkaip ten. Aš turiu tokią idėją šiaip, bet man įdomu ir tavo pasidalinimas, ar tu savyje to atrandi, kad išvengtumėm psichoterapinės sesijos čia, žinai. Labiau tokį pasidalinimą įtumėm kartu. Ar atrandu skubą savyje? Jo, skubą ir tą galbūt net sunkumą sulėtinti, prilėtinti, sustoti. Dabar, žinai, gal taip persiverčia truputį jau į tą pusę, kai aš kažkaip pavyksta man labiau užčiuopti, kad aš jau įsiskubinu arba esu beįsiskubindamas ir kažkaip tada sąmoningai taip truputį save pastabdyti.
Anksčiau, aš atsimenu anksčiau, tai būdavo, kad tiesiog aš tos skubos gal net nepastebėdavau, žinai, aš tiesiog, liekdavau per dienas, ten per tokiam nuolatiniam skubesyje. Ir man kažkaip, mano skubėjimas tai yra kažkoks apie nepasitenkinimą savimi, nežinau, aš savo taip esu atsakęs, žinai, kad man kažkoks apie tokį, kad aš jau nepatenkintas, kaip aš esu, žinai, kažkaip tai kažko aš neišpildau savo, kažkokių kriterijų išsikeltų, arba net nebūtinai savo išsikeltų, gal iš aplinkos prisimtų kažkokių tai reiklumų, kriterijų. Ir kažkaip tai aš taip jais persiimu, kad tiesiog nesąmoningai aš jau noriu juos patenkinti, bet mano vidinis tas toks ritmas, tempas. Šiaip aš iš prigimties gana lėtas esu žmogus, žinai, man atrodo, tą pastebėjai. Tai, kad mano vidinis tempas visai kitoks yra, negu tas išorinis. Ir aš tarsi bandau prieš save eiti, prieš savo natūrą tada, žinai, pats savo prieštarauju savo tam vidiniam tempui, tam, kad patenkinčiau tarsi tą išorinį, tos išorinius kriterijus. Ir aš bandau ten visai, žinai, kad tik tai, kažkaip. Ir paradoksaliai tada dar labiau nespėju, dar labiau tada įsisuku į kažkokį greitį, nes, tiesiog tai ne mano tempas, ne mano tie net kriterijai. Tai aš kažkaip savo taip esu atsakęs, kad didžiąją dalim tai net ne apie mane, žinai, bet apie kažkokius prisijimtus, kad aš toks turiu būti, anoks turiu būti, trečioks ir žodžiu, ir tada aš labai stengiuosi kažkaip ten patenkinti. Ir dabar gal to mažiau tiesiog kažkaip likę yra. Tada aš bandau susitikrinti palei savo tą vidinį tempą, palauk, kaip čia viduje, viduje tai aš kažkaip viskas čia gerai, žinai, kažkaip tai man daug lėčiau norisi, negu išorėje. Galbūt aš girdžiu, tai aš gal tokį priėmęs esu. Ir kartais dar vis tiek nusimuša, žinai, ir kažkaip įsiskubinu, tada pradedu klyst, pradedu klaidas visokias daryti, man sakau, kuo labiau aš skubu, tuo man kažkaip tai, dar labiau tą kokybę nukenčia. Negu aš įsiklausyčiau į savo tempą, kažkaip lėčiau, gal tada aš taip viską, žinai, bet man tada net kokybiškiau gaunas. Kad ir kas tai bebūtų, ar darbai, ar ten kūryba kažkokia. Tai aš taip suprantu, kad anksčiau tu turėdavai, gal ir dabar kažkiek dar to yra. Turiu. Tokią kartelę kažkokį išsikėlęs, kaip turi būti, koks aš turiu būti. Ir vis laik bandyti peršokti tą kartelę, arba bent jau pasiekti. Vien pasiekti jau ten yra ką veikti, žinai. O klausimas, ar iš vis realu pasiekti tą kartelę. Ko gero, kad nėra realu. Bet toks, jis kažkoks iš to vidinio nepasitenkinimo, kad vis negana, vis dar kažko trūksta, vis dar kažkaip kitaip aš čia turiu, vis dar toks, jisai toks priekabus, tas toks, ta mano dalis bent jau, nepasitenkinusi tokia. Tai turi tokį, kaip čia pasakyti, tokį numatytą struktūrą, numatytus rėmus, kuriuos turiu atitikti. Ir bandau tada atitikti, ar kažkaip save temti, kažkaip save platinti, kažkaip... Tai va čia, žinai, kaip yra, kaip pasakyti, kol aš neįsisąmoninau, kad aš iš vis turiu tokius kriterijus kažkokius. Tai aš tiesiog taip gyvendavau, taip skubėdavau, skumbindavau, nes, man atrodo, kitaip ir neįmanoma gyventi. Bet po to, kai truputį pradėjau įvairiais ten būdais, žinai, ir asmeninį terapiją, ir per mokslus, tuos vadinamus introjektus, ar ne, čia tas žodis, kurį gal galima ir paaiškinti truputį, tokius prisiimtus iš išorės, dažniausiai kažkokius tokius įsitikinimus, kurie nebūtinai klaidingi yra, kai kurie ir vertingi yra. Taisyklės arba įsitikinimai. Taisyklės, tokios normos kažkokios, bet kai tas normas taip pasižiūri iš šono truputį, ar tikrai, ar čia mano, gerai, šitas gal mano, šitą pasiliksiu gal, tarkim, kad noriu kokybiškai atlikti darbus. Tai šitas man visai tinka, bet kaip greitai aš jos noriu atlikti. Nepaisant visko. Arba nepaisant visko, kad galbūt aš pavargęs atsibundu, bet ne, kartelė tai vis tiek tokia.
Tai kai aš tos introjektus taip peržvelginėjau, čia gal toks net ir nuolatinis procesas, gal jis nesibaigiantis. Tai tada, man atrodo, man tos erdvės ir radosi truputį išeiti iš tos skubos. Va. Aš kažkaip taip tą matau. Geras. Aš tavęs klausau ir girdžiu tavo vienas mechanizmas. Nebuvo ir yra su perdegimu. Ir su tuo sunkumu pailsėti. Aš savyje atrandu kitokį, turbūt, mechanizmą. Pasako. Man tas užsisukimas, ta skuba, šiaip labai primena neblaivumą būseną. Kur tu tiesiog automatu, ne kažką darai iš įpročio, taip sakai, tiesiog nėra to gyvenimo skonio, yra tiesiog toks. Tai man tai labai primena tokią, nors, kaip pasakyti, nei ten pripūsi, nei ten kažkokį testą parodys tau, kad tu apsvaigęs esi. Bet tai primena tokią neblaivumo būseną, kad nesi aiškiai matantis ir suvokiantis tai, kas čia apskritai vyksta. O tokiam, man vizualizacija yra labai skubančio žmogaus į kažkokį tai traukinį, autobusą, kur nieko aš nematau, aš tiesiog bėgu ir stengiuosi suspėti. Tai... Atrodo labai svarbu suspėti tą traukinį. Ar labai svarbu suspėti. Bet man atrodo, taip atsiremiant į save, kad kaip čia pasakyti, kad yra naudos nuolat nesuspėti. Ir nuolat bėgti nuo vieno į kitą, į trečią. Ir yra naudos išlikti tam neblaivume, nes kodėl? Nes tada neatsigrėžia į save iš esmės, nepastebė, kas su tam vyksta. Tai aš tą esu pastebėjęs, ir prieš tai tau dalinausi, prieš pradedant, kad tas nuolatinis bėgimas ir bėgimas į nuovargį, tokį iš esmės į perdegimą, tai turi naudos ir motyvacija ta, kad man tada mažiau skaudės. Aš nepajusiu to skausmo, kuris yra dėl ten visokių dalykų. Emocinio skausmo turiu omeny. Dėl kažkokių praradimų, dėl kažkokių santykių, dėl apskritai praeities trauminių įvairių išgyvenimų. Ir pas mane yra tas mechanizmas, kaip jeigu aš tave gerai supratau, kai tu sakai, kad jeigu taip pakankamai gerai nepastebi, tai tada grįžti į tas senas vėžes, kad vėl siekti kažkokio tai kartelės kažkokios. Mano vėžės yra tos, kad jeigu aš taip pakankamai gerai nepastebiu, neatsigrėžiu į savo tam tikrus emocinius skausmus ir ten neišbūnu, nepasirūpinu, tai aš įkrentu į tas vėžės, kaip čia greičiau išvengti to. Kaip čia įkristi į tą tokį plačiąją prasme, neblaivumą. Taip. Apsisvaiginimą kažkokį. Apsisvaiginimą greičiu. Gyvenimo greičiu. Bet žinai tada, kas man skamba, kad tai, man nuskambėjo, kad tame naudos yra. Ta prasme, tai net kaip ir apsaugo tas skubėjimas, apsaugo nuo to skausmo. Nes ten tikrai gali atsiverti tokie skausmingi dalykai. O kitas dalykas, visai aš atpažinau ir savį. Nes tas standartų siekimas, tai vėlgi, ką tai reiškia, kad kai aš pasieksiu tuos standartus, tai tada aš jau būsiu kažkoks tai galbūt priimtas. Kol aš tų standartų nepasiekiu kažkaip. Kaip pasakyti, žinai, tai irgi yra toks, man atrodo, iš skausmo. Kitaip tariant, man tai irgi visai susiveda į kažkokį tai skausmą. Tas siekimas. Toks, koks esu, aš būsiu nepriimtas. Ir jeigu būsiu nepriimtas, man skaudės. Tai tada reikia siekti kažkokių standartų, kad kai jau juos pasieksiu, tada tai aš jau, žinai, tada būsiu vertas. Taip, būsiu tada jau vertas, tada aš jau būsiu priimtas, mylimas, dar ten kažkoks. Tai man irgi visai susiveda į tą, kažkokį nepakankamumą ir iš esmės kylant iš skausmo kažkokį. Jo, tai aš nežinau, ar mes čia taip ne per greitai, bet gal ne. Tai man čia ir yra turbūt toks
vienas iš atsakymų į klausimą, kodėl sunku gali būti turėti tą ritualą poilsiui, nes ritualas poilsiui iš esmės galima jį pervadinti į tokį susitikimą su kažkokiu tai skausmu. Taip. Nes aš ne tik, sorry, kad pertraukite, ne tik susitinku su poilsiu, bet susitinku ir šiaip, kas su manim vyksta. Susitikimas su savimi ir su savimi visokiu turbūt ir su tuo, kas ten labai ir nemalonaus gali iškilti tame tarpe. Ir susitikimas su skausmu, arba va tai su tuo, kas tai vyksta, aš esu pastebėjęs ir iš savęs, ir iš savo klientų, kad neretai tai tampa dar vienu reikia. Pamatau savyje kažkokį skausmą, arba suvokiu, kas tą skausmą galbūt sukelia, ar tas pats gyvenimo būdas, ar kažkokie santykiai, ar dar kažkas. Ir tada tai tampa dar viena tokia bulvių maišu ant pečių. Šito reiks padirbėti. Šitą reiks kažkaip pataisyti. Arba, pažiūrėjau, ir čia dar vienas dalykas, ką turiu savyje kažkaip tai. Sąrašą dar vienais mašin. Tai čia apskritai apie tokį, žinai, galim kalbėti apie ką geštaltinė psichoterapija sako, apie santykį, ne kaip aš kuriu santykį ir su aplinka, bet ir su savo skausmu. Aš matau skausmą kaip problemą, kurią reikia spręsti. O toks mano santykis yra. Kol kas. Kol kas. Nėra tik toks, aišku, bet ir toks. Kaip dar vienas reikia. Tai tada, žinai, kaip tada keliauti iš to reikia, kažkaip to tokios kaip čia nusiteikimo reikia į kažkokį nusiteikimą, į kitokį nusiteikimą, koks tas kitoks galėtų būti, galvoju, kaip priešingas reikia. Kaip kažkaip tam meniu pasirinkime atsirastų žinai, reikia spręsti, reikia išspręsti kažkaip, kaip čia išspręsti, kaip kažkokią lygtį, kaip uždavinį. Ir dažnai gana girdžiu iš savo klientų, tai kaip mes čia dabar darysim, žinai, su tuo, kas čia paaiškėjo. Tada klausimas, o kaip tą meniu plėsti, kad, jau spręsti mokė, žinai, moku kažkaip tos uždavinius. Kokie dar gali būti variantai šalia to? Žinai, pirma, kas ateina į galvą, tai toks vaizdinys. Ir jis neretai kažkaip paskutiniu metu man ateina į galvą, turbūt dėl to, kad tėvystę išgyvenu, žinai. Tai man ateina į galvą vaiko santykis su mama arba su tėčiu, jam kažkur užsigavus. Atsimeni vaikystėje tikrai, aš bent jau savo vaikystėje atsimenu, kaip nuolat šašuotais keliais. Tai taip, nusibrozdini ten pastovi. Visą laiką, tai prasme, tas šašas niekada nedingsta, atrodo, visą laiką ten yra. Tai prie ko vedu, kad nugriūni, kažkur nusibrozdini, skauda, verki ir bėgi ten pas mamą, žinai. Ir mano santykis su savo skausmu būtų panašus kaip mamos, tarkim, santykis su nubalnotais keliais, tarkim, kad iš karto plaunam žaizdą. Ką reikia daryti? Reikia plauti žaizdą, ten patraukti visus darbus šiaip iš šono, kurie yra, plauti žaizdą, ten dezinfekuoti, nuvalyti, ten uždėti pleistrą ir taip toliau. Tai čia toks santykis gali būti, ne? Su vaiko žaizda, tai ir mano su skausmu. Arba gali būti kitas santykis. Pradžiai tai ten kažkaip tai apsikabinti, paguosti, taip nusiraminti ir tik tai vėliau padaryti tai, ką ir reikia, ir svarbu padaryti. Taip. Bet tas pavyzdys man
taip iliustruoja, kad kažkaip, kai kalbam apie vaiko ir tėvo santykį, ten mamos, atrodo normalu, kad pradžiai taigi tikrai svarbu taip apkabinti, kažkaip nuraminti, taip atrodo, taip ir logiška, ir adekvatu, ir taip ir norisi taip elgtis. O analogija su savo vidiniu skausmu, tai dažniausiai, nesakau, kad visą laiką, bet dažniausiai aš taip prieinu prie to, kad ne, čia reikia greitai kažkokį leistrą klijuoti, ką čia keisti, bet be to tokio su rūpesčiu šilumą tokio prieimimo. Tai man girdi, žinai, kad tai toks apie pabuvimą, kažkaip pabūt pradžiai su tuo, nebūtinai techniškai spręsti iš karto, žinai, vaistinėlę įmant ir jau čia bintuojam ar ten kažką, bet tokio truputį pabūt. Ir kita vertus, nori, žinai, suprantu gal ir tą techninį tokį norą, kad nuvalom, dezinfekuojam ten, žinai, aš tai atsimenu vaikystį trauklapio aš ieškodavau kažkaip. Jeigu, žinai, nebūdavo kažko išsaugusių šalia, o ten nukrenti, tai kažkaip trauklapis, užsidedi ten jį, kažkaip tam kartui, tokia irgi liktai parama kažkaip tai žaizdai. Bet aš taip galvoju apie perdegimą ir tokį galvoju, jeigu jau tas nuovargis toks į tokį kraštutinizmą nuėjęs, į tokį jau stiprų perdegimą, kur tikrai ten miegas išsimušęs, žinai, sunku kažkokius darbus pasidaryti darosi jau. Tai tada ta vaistinėlė, man atrodo, svarbi tikrai gali tapti, paraleliai. Jo, žinai, imam iš vaistinėlės ten priemonės miegą truputį jau, aptvarkyti, nes išsimiegot svarbu, žinai, imam ten, nežinau, kitą vaistinėlę mitybą pasitvarkyti, nes jau gal pasimetus tą mitybą. Tai truputį, kad kartais paraleliai kraštutiniais atvejais svarbu iš tikrųjų gal ir taip tikrai apvalyti, dezinfekuoti, bet kad nepasibaigtų viskas tik tuo, tos tokių simptominių gydymų kažkokių, kad, žinai, mes nuvalom ir viskas laisvas. Bet kažkaip tai ir tą pabuvimą šalia turėtų tokį megzti tokį, kaip tu sakėjai, kažkokį rūpestingą, šiltą santykį pabandyti megzti paraleliai, ne tik tą techninį tokį. Ir to pačiu kartais ir techninis svarbu, jeigu tikrai degam ten. Jeigu ta žaizda, dažnai tai ne tik nusibroznų, bet kažkaip jau ten taip jau kraujuoja, tai jau aktyviai ten, tie keliai. Taip. Adekvatu, žinai, jeigu atviras lūžis, tai nelaikysi apkabinės vaiko, skambinsi greitai iš karto. Taip. Tai aš kažkaip apie tą tokį kraštutinį perdegimą jau turiu omeny, kai kartais jau nueinam į tą formą, tada jau ir aš visai suprantu, žinai, žmonės, kurie sako, jūs man tiesiog sakykit, aš tiesiog noriu išsimiegoti, žinai, aš nemiegu, blemba, fucking, ten nežinau, kelinta naktis, visas ten išsitaršė, žinai, pavargęs, tai ką daryti, žinai, toks. Ir tada aš visai suprantu, kad tuo atveju gal ir svarbu kažkokį susakyti, kad, kažkaip ten higieną miego, dar kažką. Aš net ir pats, žinai, kaip savo taip galvoju, kai jau buvo tos naktis tokios tikrai ten, atsibundi ir tu iškart pavargęs atsibundi, toks neišsimiegojęs. Toks tikrai norėdavosi, žinai, duokit man kažkas tą stebuklingą piliulę, ten kažkur aš tiesiog bent naktį pamiegočiau. Tai toks... Aš sutinku su tavim, kad svarbu ir techniniai dalykai tikrai. Tikrai taip. Jo, bet ir tuo pačiu, kad gal neapsiriboti jais, nes, man atrodo, kad jie vis dėlto gilesnių lygmenių ne visai arba ne visada sprendžia dalykus. Bent jau perdegimo atveju, žinai, aš taip galvoju. Gerai, aš ten išsirašysiu vaistų nuo nemigos, susitvarkysiu tą nemigą, bet ar tie giluminiai mano išsispręs būdai, kaip aš priėjau kitos nemigos perdegimo, vargu. Ok, žiūrėk, aš taip galvoju, kartu sutinkam su to, kad ta techninė pusė svarbi ir ten irgi neretai kyla įvairiausių niuansų. Ir ten irgi turbūt reikia neretai susidurti su tam tikrais introjektais ir taisyklėm apie tų pačių vaistų vartojimą, apie
pagalbos priėmimą ir taip toliau, tai čia tikrai tokia atskira tema, bet aš taip noriu, žinai, su tokiu klausimu tau, su tokiu provokaciniu klausimu. Jo, man, žinai, kai tu sakai būti, būti tiesiog su skausmu, kurį galima turbūt taip ranguoti, ne nuo tiesiog nuovargio keliamo skausmo, iki nuovargio ir vidinio emocinio skausmo, iki ten kažkokių trauminių išgyvenimų ir tokio labai gilaus, gal net pasąmoninio skausmo. Ir čia taip ir apie save kalbu, ir apie kitus, su kuriais tenka kalbėti, bendrauti, kad, gerai, bandau kažkaip bent jau sustabdyti tą automobilį ir susitikti su tuo skausmu, sakau, skirtingo intensyvumo. Bet vienintelis raktas, kurį aš turiu, tai yra, būdas techniškai kažką, spręsti problemą. Ir tada, kai kalbamės apie tą kitą buvimo būdą, tokį švelnų, kartais išmuša saugiklius. Ir man išmuša, ir klientam išmuša. Apie ką mes čia? Koks čia buvimas? Nes aš tiesiog neturiu kito įrankio. Kokį jūs čia man įrankį siūlot? Kaip čia tas atrodo? Tas buvimas tiesiog su tuo skausmu. Tai man šitas klausimas ir tau, ir savo, aš į tuo pačiu užduodu, tai aišku, nėra tokio vieno atsakymo turbūt. Ir nėra tai tiesiog quick fixas, kad taip nedaryk dabar, taip daryk. Tai yra tokia kelionė ir po truputį mokantis. Mokymasis toks. Jo, bet ta pati pradžia, ir ko noriu tavęs paklausti, tu esi minėjęs ir garsiai sakęs apie tai, kad patyrei perdegimą. Ir man įdomu, kaip tavo vietoj buvo, kaip tu toje vietoje buvai, kai reikėjo ieškoti kažkokio kito įrankio, būti su savo nuovargiu, perdegimu, skausmu. Geras klausimas labai. Čia tas būna, kai galvoji, ką čia dabar atsakyti. Tiesa, bandau truputį, žinai, susidėlioti. Minčių tokių kilo. Jau galvoju. Jo. Tai man pažįstama, žinai, tas griežtas, kaip pasakyti, ne tik techninis, bet griežtas priėjimas prie perdegimo, prie savęs apskritai. Toks disciplininis, kaip čia asketiškas toks kažkaip, tai kad išspręsim, bet išspręsim mes taip labai konkrečiai, labai taip, žinai, detaliai susidėliosim. Bet tame aš pasigesdavau tos šilumos ir tas griežtumas, aš manau, dalinai ir privedė prie perdegimo, kažkoks toks griežtas atsinešimas į save. Tai jeigu griežtumas vienam, jeigu mes paimsim tą, kaip čia priešingybių teoriją irgi, kurią mes geštaltinėje terapijoje taikom tos priešingus polius, diena naktis, tai griežtumas, tai kitoj pusėje man taip tarsi šviečias švelnumas, atjauta, kažkokia rūpestis, gal ką tu irgi buvai įvardęs. Ir čia man tokia nesibaigianti kelionė, man atrodo, čia gal taip skambiai nuskambės, man čia viso gyvenimo mokymasis kažkoks tai. O mokymasis ko? Mokymasis to priešingo poliaus negu griežtumas, to švelnumas. Galima net vaizdžiai poetiškai sakyti meilę savo iš esmės. Kaip save mylėti ne tik griežtai, kad ne tik ta griežta meilė būtų. Ir aš sakyčiau, žinai, aš manau, kad aš daug atsiremiau vis dėlto į aplinką, į aplinkos švelnumą. Nes jeigu man sunku su savim švelniai, tai kažkaip tada aš per kažkokį pavyzdį bandau ir bandžiau. Per aplinkos pavyzdį. Čia tas, žinai, kaip mes sakom, įsividinimas, įsividujinimas kažkaip to tokio švelnumo.
Ir tikrai aplinkoje radusi žmonių, patyrus perdegimą, pradedant nuo asmeninės terapijos iki, žinai, draugų, iki draugyšių, vat, kad ir tave turiu omeny, vat, kažkokį laiką su tavim, žinai, su tavo šeima, kur kažkaip kitaip tas buvimas jis toks nušvelnesnis, toks, žinai, vat. Ir tada, aha, tai gal ir aš galiu savo pabandyti kažkaip taip, bet kažkokią kropelę, pasibandyti, žinai. Ir tada man toks čia pirmin atgal, žinai, lyg tai pabandau švelniai, tada 2 žingsnius atgal vėl ant griežtumo mane patraukė, nes aš ten žinau, kaip būti, kaip tą vidinį seržantą išsikvies, kuris ten sustiguos man, sudėlios. Tik tai, kad perdegus tas, jau nebelabai veikia, tiesą sakant, nes tas seržantas ir privedė prie tos tokios būsenos. Tai va aš tada, ką noriu pasakyti, aš taip, žinai, su aplinka, va tas vėl mes apie santykį su aplinka ateinam, kad kaip aplinkoje to švelnumo kažkokio galim pasisemti, pasiimti. Paprašyti, ar iš žmonių, ar iš, nežinau, iš veiklų, iš gamtos, čia labai platu yra. Kas gali tą švelnumą suteikti iš tikrųjų. O kitas, žinai, dar dalykas, kai tu paklausai, man iš karto atėjo mintis apie vaikystę. Man atrodo, šiaip tai aš gana toks jautrus buvau vaikas nuo pat mažumės. Tik tai kažkaip tada su tais projektais, visais su gyvenimo įvairiais reikalavimais, tą jautrumą truputį užvėriau. Žinai, reikia tą aną padaryti, tai dabar čia jautrumui nelabai yra vietos. Tai kažkaip aš tą supakavau per metus, per gyvenimą. Ir dabar žiūriu, kad aš bandau parsigrąžinti tai, ką aš iš tikrųjų nuo pat mažens turėjau. tą tokį vaikišką, tokį gal net kartais tokį naivų, bet kažkokį tyrą, tokį jautrumą savo, pasauliui, gyvenimui kažkokį, žinai, kuris per eilę metų užsivėrė. Ir dabar aš tyrinėjau, kaip man jį vėl atvert, kaip man jį atsivert tai, ką aš jau turiu, žinai. Tai nereikia iš naujo man kurtis. Man tiesiog, kaip tu kažkada paminėjai apie dulkių nuputimą, žinai, nuo to kompaso kažkokio, kaip tas dulkės truputį nurankat, pravalyti. Kad aš pargrįžčiau į tai, ką aš manau visada turėjau. Tai vat kažkaip taip, apie aplinką ir apie kažkokį parsigrąžinimą to jautrumo, kurį, aš kažkaip tikiu, kad mes daugiau mažiau mes visi turim skirtingų pastelių. Skamba kaip dvi kojas, žinai, viena vis tiek iš išorės gauti tą tokį skirtumą, kad galim įmanoma ir švelniai būti. Ne tiek su kitais, tiek su savim, tą skirtumą pajusti. Bet kita koja yra ta vidinė, kad aš ir viduj kažkiek atpažįstu, kad turėjau to švelnumo ir jautrumo tokio ir aplinkai, ir savo. Jo, būtent. Ir, žinai, aš tavęs klausiau ir galvojau, tokia, bet čiagi yra dovana iš tikrųjų. Ir čia šito dalyko, čia įdomu ir tavo nuomonė bus, ar įmanoma kažkaip sukontroliuoti, ar neįmanoma. Apie ką turiu omeny, kad dovana yra turėti aplinkoje tą skirtumą. Aš tavęs klausiau ir galvojau, kiek žmonių ir tame tarpe ir aš save atsimenu tokioje vietoje, kur aš esu reikalaujantis iš savęs, bet ir aplinka yra labai reikalaujanti. Tarkim, ten darbdavys reikalaujantis, draugai, gal jie nėra, kad iš tavęs tiesiogiai reikalaujantis, bet palaikantis tą tokio seržanto, kaip tu sakai, modus operandi, žinai, kad jo seni, tai čia reikia, čia dabar toks laikas, kai tu reikia varyti, žinai. Gal ir šeimoje tas gali būti, iš partnerio, kad tai čia žiūrėk, visi dalyvauja šitose lenktynėse, mes čia atsiliekam, reikia varyti, žiūrėk, tas tą turi, čia išvarė į Tailandą, mes tik tai į Šventoje. Tai taip šaržuoju, žinai, bet ką turiu pasakyti. Bet tau gerai sekė šaržuoti, dėl to, žinai, jokiuos. Turiu tokią vidinę pykčią šiandien, tai gal dėl to. Tai, kad lauke gali nebūti to skirtumo, kad tiesiog visas laukas palaiko tą tokio seržanto. Bet atrodo, stiprina dar labiau tą seržantą. Taip. Ir kokia yra tada dovana. Ir va čia klausimas tau, kaip tu manai, ar čia įmanoma kažkaip tai
vat kur, kaip čia tą paklausti, taip, kad išreikščiau gerai. Provokuojančiai. Ne, noriu, kad teisingai suprastum, žinai, vat, ar čia yra tiesiog sėkmės kažkoks dalykas, ar čia yra kažkokio dar pasirinkimo galimybė, vat, kažkur tai ieškoti tos atjautos, to kito poliaus. Jeigu visas laukas tavo yra apie reikalavimus, apie lenktynės, apie discipliną, apie kaip reikia valgyti, kaip reikia sportuoti, kaip reikia gyventi. Jo, ir čia aš dar taip, žinai, galvoju apie profesijas, kai kuriuose tikrai yra labai ten, žinai, taip konkurencinga viskas, kad, nu, ten sustok ir žiūrėk, jau prarasi ten ar klientus, ar dar kažką, ar pasiekimus kažkokius, kur. Tai taip atrodo, nėra lengva iššūkis, nuskamba kaip iššūkis visai, kai aplinka tokia, sakykime, nuspaudžianti. Ir man tada vis dėlto, aš tada galvoju apie psichoterapiją, žinai, ne dėl to, kad čia kažkaip pareklamuot man tą noris, bet dėl to, kad aš pats tą patyriau asmeniniai terapijai, būtent tą erdvę, tą erdvę ir laiką, kur kitaip galiu būti. Šiek tiek kitaip galbūt negu man įprasta yra. Nu, kitaip, tai turiu omeny, švelniau arba gautą švelnesnį kažkokį žvilgsnį iš specialisto. Geras, okay. Kur iš pradžių man taip, žinai, kas čia toks lyg įtarumas gali būti tam vidiniam seržantui, žinai, kaip čia, taigi aplinka tai kitokia, kas čia dabar, kodėl čia kitaip. Bet kažkaip po to ilgainiui tas seržantas pats pradeda visai pamėgti tą tokį, nu, kitokį žvilgsnį, lėtumą kažkokį, tokį dėmesingumą, žinai, neskubėjimą, tokį kažkokią tarsi pauzę savotišką, tokį erdvės suteikimą. Tai man atrodo, jeigu aplinkoje visai jau taip nėra, žinai, arba sunku susikurti, arba tikrai, nu, kaip tu sakai, vien reikalavimai iš draugų, iš visko, galbūt tai gali būti terapija kaip viena iš erdvių. Nesakau, kad vienintelė, žinai, bet nu, man kažkaip tai kyla pirmiausia apie šitą galimybę. Kur vis tiek žmogus yra apmokytas, yra specialistas ir jis gali kažkiek padėti, žinai, sukurt tą erdvę kartu, šiek tiek kitokią negu gal įprastai aplinkoje. Ja, tiesiog atnešti galimybę to kito poliaus. Nes jisai egzistuoja, tiesiog egzistuoja, kaip galimybė būti švelniai su savimi. Su atjauta, tai atnešti tokią kaip realybę, kad, šiaip galima ir taip, nu. Nebūtina tau pirkti šito čia ir dabar, bet tiesiog, kad žinotum, kad yra ir tas kitas polius. Jo, ačiū. Galvoju, kas jeigu dar be psichoterapijos, žinai, kaip tą priešingą polių pasiimti būtų galima ar paragauti. Pirmas toks šovęs į galvą žodis, tai buvo religija. Bet aš taip sakyčiau, religija su klaustuku. Aš pagalvojau irgi apie kažkokią tikėjimą, gal tikėjimo praktikas, jeigu nėra atmetimo reakcijų, nes kažkaip taip, žinai, kalbu ir taip lyg pasisaugau, kalbėdamas apie tikėjimą čia, atrodo. Man kaip ir tas artima, bet nebūtinai kitiem tas artima ir taip. Ja. Ten yra frazė, žinai, irgi dabar prisiminiau, kad mylėk artimą kaip patį save. Taip, save mylėk. Ir čia vėlgi, čia dideli filosofiniai turbūt klausimai, bet kiek disciplina, kiek toks savęs muštras, kiek tai galima pavadinti meilę savo. Kažkas sakytų, tai aš noriu būti geresnis, siekiu būti geresniu. Ir čia man tokie spąstai apie tą, žinai, buvimą geresniu, buvimą stipresniu, ten. Taip, čia daug tą girdžiu. Ir man čia toks apie savęs nepriėmimą kažkokia yra.
galbūt ne kiekviena ta frazė būk geresniu apie tai, bet kažkaip man didelė dalim ir apie tai skamba. Aš ir kaip per save perleidžiu, buvo toks laikas, kai tikrai atrodo, norėdavos vis tobulinti save, vis kažkaip, nu taigi dar geriau, dar galiu čia kažkaip save, žinai, pagerinti. Bet čia man toks atsiremia į kažkokio jo nepriėmimą, atmetimą savęs, tokio, koks jau esu. Ir tada vis nuolat gerint, ir tam nėra pabaigos iš tikrųjų. Va, to, žinai, gerumo tam standartui kažkiam. Atrodo, sieki to standarto, jis ten vis dar aukščiau pakyla, žinai, dar. Ir atrodo, nėra galo tam. Tokie kažkokie spastai. Jo, bet nuėjom nuo to, kur dar galima, žinai, atrasti to. Nu tai va, terapija, sakėm, tikėjimas, gal, žinai, religija, tikėjimo kažkokios praktikos ar bendruomenės galbūt, nors irgi nebūtinai, čia labai priklauso turbūt nuo žmonių grupės, nes ten irgi gali reikalavimai įvairių būti, kilt. Kai kur. Nu man, gal aš būsiu, žinai, nuobodus jau su ta gamta, bet, nu, aš vis sugrįžtu ją. Man kažkaip tas laikas gamtoje, nu, atrodo, gamta, jinai kažkaip nereikalauja, žinai. Kažkaip tai, tik tai iš kitos pusės gamtoj ten gali iškilti tai, kas viduje, vidiniai tie reikalavimai ir nebūtinai būtų lengva labai atsipalaiduoti, bet aš dar galvoju, žinai, kokios dar tos veiklos ar erdvės. Ir man kažkaip miškas man yra ta erdvė, vis dėlto, kur bent kažkiek tai pakvepuotų grinų orų, įsileis degonės savotiškai į save ir tarsi gal savo psichikai suteikti to tokio šviežio oro gūsio. Nes galvoju, nu, jeigu žinai, arba vienišumas, arba, nu, gal nėra tų žmonių aplinkui, kurie netokie reiklus būtų, tai aš tada galvoju, o į kokias veiklas ar erdvės tada būtų galima atsiremti. Ir gamta man viena iš tų erdvių būtų. Jo, gamta kaip erdvė, kurioje lengviau sustoti, taip susistabdyti, tai aš pritariu tau. Kartu mano mintis taip kitur, ar man įdomu, ar čia mūsų patirtis, ar čia tokia tiesiog yra patirtis, kad turbūt dažniau iš kitų galim mokytis reiklumo savo, negu švelnumo savo. Ir aš taip, žinai, perbėgu per gyvenimą taip greitai ir mokyklą, o net ir darželis, taip per miglą, kiek aš jo atsimenu, studijos, nu, ten mokaisi, bet ir mokaisi reikalavimo savo. Nu, taip, daug vertinimo. Nu, toks institucinis tas toks vaibas kažkoks, kur turi atitikti kažkokius tai ten bent jau minimalius reikalavimus. Jo, nu, ir to reikia, žinai, nu, svarbu ir tai. Bet apie ką kalbam, kad vienas polius ir kitas polius. Ir sakau, nežinau, ar čia mūsų tokia patirtis, ar čia tokia bendra patirtis, kad tikrai to švelnumo savo, tokio atjauto su savim, turbūt yra mažiau iš ko mokytis, negu kad reiklumo savo, tokio disciplinos savo. Ko gero, ir man vėl kažkaip tas laukas ateina, lauko teorija, žinai. Nu, kažkaip man čia svarbu, man atrodo, tas mūsų visuomenės, ta patirtis visa trauminė, galbūt galima skaičia, gal kaip, žinai, profesorė Gailienė pasakytų, apskritai, iš kur mes ateinam, kaip mes ateinam, nu, jau į tą nepriklausomybę, kaip atėjom, žinai, iš visų karų, sovietmečio, okupacijų, priespaudų, kur aš nesu tikras, kiek ten erdvės buvo tokiam pabuvimui, sustojimui, kažkokiam įsiklausimui, nu taip, kažkiek tai buvo, žinai, partizanai irgi poeziją kūrė, kažkaip išreiškė savo ten baimės, nuogastavimus ir taip toliau, bet man atrodo, ten daug tokio antišgyvenimo buvo, tokio laikmečio. Ir kažkaip tai aš galvoju, kad tas vis dar žaidžia ir mumise, mūsų kartoje, gal ir jaunesnėse kartose, nu kad jo, kad kažkaip tada turbūt taip ir yra mūsųse, kad to griežtumo, tokio reiklumo ateinančio iš tokio, žinai, išgyvenimo, tokio survival kažkokio maudo,
čia anglicizmą pridėjau, žodžiu, jo va, tarsi ir yra daugiau. Kaip išgyventi. O kad Kaip išgyventi. Svarbu būti geresniu turbūt. Jo, tas Taip. toks konkuravimo tada toks. Ir gal tada visai sveika užsiduoti, žinai, ar vis dar tebėra tas laikmetis. Tarsi aišku, su karu pašonėje, toks klaustukas, kaip čia dabar, kai ten alsuoja į nugarą, bet man atrodo laikmetis kitoks yra. Toks. Skamba tai pesimistiškai, mane. Kad tiek atsinešam, galbūt taip, ne, tokią istoriją atsinešam su savim per genus, per patirtį, tiek dabartinė situacija. Jo, su apmaudu man kažkaip gal taip girdi, žinai, kad apmaudu gal, kad taip buvo, kad tarsi ne visai gal, žinai, ir rinkomės to, bet atėjom į tą kontekstą. Kuriame daugiau to struktūros, griežtumo, reikalavimo, disciplinos. Vėlgi, man taip kažkaip svarbu paakcentuoti, kurie irgi yra reikalingi. Bet to kito poliaus dažnai mažiau būna. Be abejo, man irgi nesinorėtų tą vidinį seržantą sakyti, dabar tu jau eik ten į pensiją, pailsėkis, tavęs nebereikia. Jo reikia, jo tikrai svarbus yra, svarbus tiem patiem siekiam kažkokiem, tai ar kažkokiai, nežinau, savigynai, ar karo atveju, žinai, jis tikrai būtų svarbus. Bet kiek jis svarbus, taip, nuolat iš to eiti režimo tokio kasdienoje. Bet to pačiu, žinai, galvoju, mes čia tą kontekstą, ateinam iš tokio konteksto, iš tokio laikmečio, panašiai, ir galvoju, ir ką su tuo, žinai, vis tiek man toks kyla klausimas, ir kaip su tuo, tarkim gerai, mes suvokiam, kad ateinam iš tokio išgyvenimo, kažkokio tai nusiteikimo, gal net ir dabar veikia, kad tam, kad išgyvenčiau, žinai, svarbu tada skubėti, siekti, pasiekti, ten kažkaip būti pirmu, taip toliau ir panašiai. Ir vis tiek man tada sugrįžta tas klausimas, tai kaip kitaip, žinai, kaip tada, kaip kažkaip eiti ne iš išgyvenimo to būdo, kažkaip labiau iš buvimo, iš gyvenimo, tiesiog gyventi labiau, negu išgyventi, kažkaip patirtą gyvenimą labiau. Man tai, žinai, taip, aš turbūt pasilikau tame ir man taip suskambėjo apie įvidinimą, to kito poliaus, tokio kito įrankio, būdo, galimybės būti su savimi. Ir tada aš labai kažkaip įsimenu mūsų mokytojo Viktoro Keturakio tą pasakymą, kad esmė yra ne apie kažkokį teisingą gyvenimo būdą, bet apie galimybę pasirinkti. Kad šitoj vietoj aš renkuosi eiti su seržantu. Nes manau, kad, taip jaučiu, toks mano patyrimas dabar, man atrodo, kad man taip norisi. Šitoj vietoj galbūt, kur daugiau gal skauda, kai prisiliečiu prie kažkokio galbūt vidinio skausmo, aš čia noriu galbūt pasirinkti eiti, tik nežinau, metaforos. Personažas koks. Personažas, koks galėtų būti priešingas personažas tam vidiniam seržantui, žinai. O man kažkoks tai kyla, nežinau, aš apie senelį savo pagalvoju. Ir kaip aš jį patyriau, tai aš jį patyriau kaip tokį jautrų, išmintingą žmogų, kuris tikrai ir su humoru, žinai, pasižiūrėdavo ir kažkaip ten ir paguosdavo, kai reikėdavo. Man kažkoks toks mylintis senelis, šalia to seržanto toks. Jeigu atsirastų pas kurį, žinai, kurį aš galiu pasikviesti savo ir kažkaip su juo kartu keliauti irgi su tuo seržantu,
bet turėti ir tą senelį vat, šalia, vat, kuris kažkaip pagodžia, pasako kažkokį žodį, tokį, kur taip laiku ir vietų, žinai, kad gal net tą kartais tokį stereotipinį, kad, nu, žinai, tikiu, kad kažkaip gerai čia bus. Nu, ta prasme, dabar sunku, bet kažkaip mes čia pereisim tą duobę ar ką, kažkokio tokio vidinio palaikymo iš to vat, tikėjimo, pasitikėjimo. Okay. Jo, tai man atrodo, va, esmė, žinai, kažkaip gebėt sustot, bet turbūt pradžiai, va, kaip kalbėjom, svarbus, ir čia daug dalykų susidėlioja, ne, kaip sustoti, ne, kad svarbu pabandyti sustoti. Kaip sustojus, va, išbūti, kai turi vieną įrankį, ne, tai kažkur ieškoti aplinkoj kito poliaus. Kaip tada, čia irgi turbūt dar didelė tema yra, neturbūt, bet mano supratimo didelė tema. O kaip ten sustoti ir kaip ten vyksta tas pasirinkimas, kuriuo aš labiau pasitikiu, nes, pavyzdžiui, tas vidinis seržantas, kaip tu sakai, tai tikrai geriau pažįstamas jisai. Nu, jisai senas, geras pažįstamas. O ten, tarkim, senolis arba ten kažkoks kitas įvaizdis, nu, mažiau pažįstamas. Ir kaip aš ten tada renkuosi, kurį pasirinkti kiekvienu momentu, kuriuo pasitikiu, kuriuo nepasitikiu, kaip bandau, kaip išeina. Kaip pažindinuosi su tuo mažiau pažįstamu personažu dalimi savo. Ir kaip iš esmės rizikuoju. Nu, nes eit su nepažįstamoju į skausmą, nu, yra rizika. Nežinia, kaip ten eisi su juo. Taip. Tai aš kažkaip taip, tokį reziumė savo pasidarau. Man irgi taip dėliojas, nu, dėliojas taip, kad nėra lengva sustot kažkaip, tai turint omeny tą lauką mūsų, visą skubą, reikalavimus, yra iššūkis. Ir man, ir tau, ir turbūt, nu, ir klausytojams, kurie klausys, ir žiūrėtojams. Ir vis dėlto kažkaip savų tempų, savo tekme, žinai, bandyt kažkokį tą priešingą prieėjimą truputį. Papildyti tą meniu selekciją savo, nu, šalia seržantojo. Gal galima atrasti ir dar kitų personažų? Oi, tai aš manau, kad čia dar ir ne vieną turbūt toje kelionėje galima. Faina pasikalbėti. Fainai. Ir man. Fainai ir tavo provokuojantis tie klausimai, nes taip jie, žinai, dar tokių naujų gal kažkokių kampų, kaip čia naujų žvilgsnių leidžia atvert naujus žvilgsnius, naujas perspektyvas. Gal galvoju, taip svarbu pasakyti, kas čia mes ir kodėl mes čia. Aš galvoju, kad mes taip nepasisveikinę, žinai, įpuolėm, bet kažkaip taip pat iš eigos taip. Tai dabar gausis ir pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Ir jo, prisistatymas toks. Noriu gal pradėti. Aš galiu pradėti, bet norisi man pradėti nuo to keistumo jausmo, žinai, kad sveikintis ir atsisveikinti su kažkuo, kas kažkur kažkada žiūrės ir stebės. Taip. Tarsi toks paleisti kaip signalą, žinai, kaip ten pasiunčia signalą į kosmosą. Gal kažkas kažkur susitiks. Tai va taip ir siunčiu tą signalą, kad sveiki. Ką dar pasakyti? Esu Rokas, geštaltinės psichoterapijos praktikas, kartu su Virgilijum, kurį galiu vadinti ir draugu, ir kolega, ir tokiu bendrakeleiviu. Siunčiam signalą apie pokalbiais, apie nuovargį, apie perdegimą, tokiais. Tu pasakysi apie save, aš pasakau apie save, man labai priimtinu būdu. Kalbėjimų, diskusija, kurios apima dvi dalis ir tą teoriją, kur svarbu ir ten pabūti, ir
vidinį patyrimą, Mhm. kuris šalia teorijos arba įsipynęs į tą teoriją, tai nepametant ir savęs. Taip. Gražiai tu čia pasakei, tai man tas apie bendrakeleivių patiko. Bendrakeleivis, aš irgi jaučiuosi bendrakeleivis ir tokia švelnumo atjauto savo prasme kažkaip, žinai, vat, draugystė, vat, tokio įsividinu, žinai, būdamas kažkokio natūralumo, paprastumo, tokio vat, mažesnio reiklumo gal. Ir noris tą vat, ir mūsų platformoje, savo tekme, podcastuose, tekstuose kažkaip irgi noris pakviesti, parodyti gal, kad ir mes, ir aš susiduriu su tuo reiklumu, su tais iššūkiais, su nuovargiu, su perdegimu, kaip ir kiekvienas iš mūsų. Nesu šventasis. Ir mokausi kažkaip ir noris dalintis tuo mokymusi kelionę, ką aš pamatau besimokydamas, žinai, kur suklumpu kažkaip, tai ką pamatau, ką sužinau. Tai norisi dalintis ir norisi kviesti ir žiūrovus, klausytojus, kas ten kosmose klausys. Jeigu paliečia, surezonuoja kažkas, ar kažkokių dar klausimų kyla, tai dalinkitės, parašykit asmenį žinutę ar komentare. Visada įdomu būna išgirsti, kad tai toks ir dialogas, kad vyktų toks. Nes man norisi ateiti ne iš kažkokios ekspertinės, labai čia žinai, kad va dabar pasakysiu, kaip čia su to nuovargiu būna ir kaip čia daryti. Man atrodo, kad gal tokių mokymų įvairių yra, žinai, ypač kaip su simptomatika dirbti ir jie reikalingi yra tikrai kartais ir tą simptomatiką kažkaip nuimti. Bet man noris labiau, išgirsti tą nuovargį, kaip tu sakei, perdegimą, nuovargį ir dar kas tarp jų yra toj kelionėje, kas iškyla tarp jų, įvairius klausimus pabandyti paliesti yra. Ir tuo kažkaip dalintis tokios be pretenzijos, tiesiog taip natūraliai. Tai taip noris ir tikiuosi, kad šiandien kažkaip taip ir prisilietėm tokiu būdu prie šitų temų. Tai dar matyti ne paskutinis mūsų šitas įrašas, nežinau kokią temą gvildensim kitą kartą, bet tų temų ne viena, jau čia vien ir pokalbiai iškilo, kur atrodo norėtųsi ir šitą pagilinti, ir tikėjimą, ir tą, ir aną, žinai, daug tokių. Tai turbūt iki kitų kartų, sakau. Aš tau dėkingas, Virgilijau, už erdvę, jaučiuosi pasmaguriavęs tokia diskusija, pokalbių ir netgi pailsėjęs. O, fainai. Aš irgi taip paragavęs, taip paragavau, žinai, atrodo, skaniai paskanavau. Tai ačiū ir iki kitų. Ačiū, iki kitų.